Luminor Black. Daugiau nei kasdienė mokėjimo kortelė. Luminor. Mes rūpinamės jų mitybą, kad jūs galėtumėte rūpintis jų laimę. Skonis, kuris jiems patinka. Mityba, kurios jiems reikia. Japonijos pasididžiavimas Kiotas antra dalis. Viena įspūdingiausių vietų – 1000 vartų kalnas. Čia reikia šiek tiek etiketo ir mandagumo ir kantrybės. Turistų kamščiai gatvėse, eilės ir chaosas. Didelės spūstis ir kova dėl vietos. Užkandžių pasaulio sensacija – agurkas ant pagaliuko. Smegenys liktai nori vienokio skonio, bet skonis yra visai kitoks. Kas yra tradicinis ryokanas ir kuo jis geriau už viešbutį? Stresiuką kelia, kažkaip baisu apsidurnint. Ir kaip atrodo tikri japoniški pusryčiai. Kas yra tas kakifu, sužinosi prakandęs. Patiekalai, apie kuriuos mes nieko nežinome. Žiūrim, kas čia bus. Kepti kopūstai. Aš, Orijus Gasanovas, keliauju 300 dienų per metus. Kiekvieną savaitę nauji miestai ir šalys. Keliaudamas aš mokausi, ragauju, susipažįstu ir kiekvieną kartą nustembu. Šitos laidos be scenarijaus, nes gerai kelioniai scenarijaus neparašysi. Konnichiwa. Esu viename iš mėgamųjų Kioto rajonų, jeigu taip Japonijoje galima vadinti šitą vietą, kur yra daugiabučiai ir kur žmonės tiesiog gyvena. Atvažiavau šitam irgi, kad gyvenčiau, apsistočiau specialiai šitai laidai. Specialiai dėl jūsų noriu parodyti patį įdomiausią ir patį tradiciškiausią būdą, kaip galima apsistoti Japonijoje, kad labiau pajaustum jos kultūrą, jos tradicijas ir pačių japonų filosofiją. Žodžiu, tu gali labai stipriai įsijausti į visą tą japoniškumą, jeigu pasirinksi apsistoti ne viešbutį, ne apartamentus, o vietą, kuri vadinasi ryokanas. Ryokan, japoniškas žodis, reiškiantis senovinius, tradicinius svečių namus. Kiote, kadangi toks tradicinis miestas, yra daug ryokanų, daug skirtingų ryokanų, o aš jam pasirinkau pagal savo bičiulių rekomendacijas vietą, kuri vadinasi Nazuna Kyoto Gošio. Tai yra labai nedidelis 7 kambarių, 7 miegamųjų ryokan stiliaus viešbutis, netinka taip sakyti, bet aš pasakysiu, kad jūs suprastumėte. Čia apsistoti yra pakankamai sudėtinga, kadangi mažai kambarių, tie kambariai dažniausiai būna užimti, todėl rekomenduojama tokiose vietose rezervaciją daryti iš anksto. Savaitę prieš greičiausiai kambario laisvo jūs negausite. Kas lietuvius ir visą Europos publiką gali išgąsdinti, tai kad ryokanai yra brangus malonumas, bet įėjus čia tikėtis prabangos neverta. Ryokanai yra ne apie prabangą, jie yra apie japonišką kultūrą visų pirma, ir čia atėjus jūs nerasite kažkokių tai modernumų, ten kažko tai labai kosminio, kuo Japonija irgi gali didžiuotis, ar ne? Pirmas dalykas, ką atkreipti dėmesį siūlau, tai yra šitos molio ir šiaudų sienos su medžiu. Va šita siena jinai yra originali, sena, nes dauguma ryokanų yra be galo seni. Šitie viešbučiai skaičiuoja 100 metų, kai kurie jie yra paveldimi iš kartos į kartą. Patys naujausi ryokanai būna 50, 40, 30 metų, įvairiai. Aišku, būna atsidariusių šiais laikais, bet vis tik kuo ryokanas senesnis, tuo labiau jis vertinamas. Mano žiniomis seniausias ryokanas skaičiuoja bene 1000 metų ar net dar daugiau. Galite įsivaizduoti, tai yra tokio senumo verslas.
Dažniausiai nakvynė Riokane kainuoja 2 ar net 3 daugiau nei viešbutyje. Jų aišku yra visokių, paprastesnių ir prabangesnių. Čia aš jums dabar rodau tokį, sakykime, vidutinį, o jo kaina 2 asmenims 780 eurų vienai nakčiai. Štai kodėl dažniausiai žmonės tokiose vietose apsistoja neilgam, tik tam, kad pasisemtų riokanietiškos patirties. Visas Riokanas šiek tiek primena tokią popierinę dėžutę, nes visos erdvės yra labai atviros. Matot, 2 aukštai ir tas antras aukštas štai yra tokie plonyčiai koridoriukai, padaryti tam, kad galėtum pereiti į kitus kambarius. Antram aukšte yra viso tik 2 kambariai. Tai yra todėl, kad kambarių nedaug, bet jie visi yra labai erdvus. Ten yra daug ploto, žymiai daugiau nei tradiciniuose viešbučiuose. Visi Japonijos riokanai pasižymi tuo, kad kambarius pavadina ne skaičiais, o pavadinimais, vardais. Na, šitas riokanas maniškis 2 sistemą naudoja. Mano kambarys yra 201 ir tuo pačiu jis turi savo vardą Yatsuhashi. Yatsuhashi yra tradicinis Kyoto regiono japoniškas saldumynas. Tai vat šito saldumyno garbiai pavadintas mano apartamentas. Labai svarbus momentas, kuris irgi gali patikti ne visiems, man asmeniškai labai patinka, tai kad Riokane žmonės negali dėvėti batų. Juos čia reikia pamiršti. Tai mano kambario prieškambaryje yra paruoštos tapkutės, šlepetės, tradicinės japoniškos šlepetės. Vienas man, vienas operatoriui, kurias mes privalome dėvėti visoje Riokano teritorijoje. Tai yra po Riokaną kitaip vaikščioti negalima. Gali vaikščioti basas, aišku, bet su batais jokių būdų. Tai šitos šlepetės yra skirtos tam, kad vaikščiočiau kažkur tai po koridorių, eičiau į bendras erdvės, o štai savo kambaryje tu vaikštai tiesiog basas arba gali paprašyti atskirų būtent kambariui skirtų šlepečių. Na čia jeigu jau taip labai norisi. Tai pirmoji erdvė yra miegamasis, didelės plačios lovos, japoniškos, specialios, su specialiais riokanuose dažniausiai naudojamais čiužiniais. Erdvė matote, visiškai paprasta, jokio televizoriaus, jokių technologijų išskyrus kondicionierių. Daugiau nieko nėra, tokia minimalizmo erdvė tam, kad tu miegotum ir pailsėtum absoliučiai nuo visko. Atsidarai šitas stumdomas duris ir čia randi svetainės kambarį, pagrindinis toksai valgomasis pasisėdėjimų kambarys, kur tu gali tiesiog leisti laisvalaikį. Kai tu apsistoji šitam viešbutį, į tavo nakvynės kainą yra įskaičiuota daug visokiausių dalykų. Pradedam nuo to, kad įėjęs į kambarį tu randi paruoštų kažkokių tai užkandžių, gėrimų, kažkokių tai tokių pasitikimo, kaip jie vadina, welcome drinkų. Tai čia yra 2 skirtingos japoniškos arbatos ir tradiciniai jų saldumynai, tokie vat įdomiam formate, kaip želė, kaip, nežinau, kokios švelnų aromatą turintis, labai saldus reikalas, labai traškus, atrodo, kai valgai ledo gabaliuką. Ir be cukrų turbūt arbata. Ja, tai jeigu nori cukraus, užkandi saldumyno ir arbata tampa saldi. Labai skanus reikalas, čia tam, kad tokį pirmą įspūdį apie riokaną susidarytum gerą. Dar vienas reikalas, riokanas labai dažnai savo svečiams turi palikęs dovanų. Šiuo atveju šitam riokane dovana man, kurią galiu pasiimti su savimi, tai yra firminis japoniškos arbatos, Japanese hinochi bambų namų kvapas. Tai yra namų kvapas, dovana nuo šito viešbučio keliaus su manimi į Lietuvą. Labai svarbus dalykas riokanuose yra vonios kambarys, nes japonai mėgsta vandens procedūras. Čia jūs matote milžinišką dušinę. Čia laisvai mes tilptume 5. Na, tai yra kaip 3 mano namų dušinės vienoje. Dušinė svarbu, bet dar svarbiau yra tradicinė medinė japoniška vonia,
opa, kuri yra automatizuota. Čia reikia paspausti mygtuką ir jinai tiesiog prisipildo, o paskui išsileidžia. Japoniška vonia būna pakankamai karšta, tu čia guli ir tokia tavo spa procedūra. Tai apsistojus Riokane tas yra labai įprasta. Ir čia jūs galite matyti, kad čia iš tiesų kaip kokiam spa yra daugybė visokių kosmetikos, vonios kosmetikos priemonių. Vonia su langu, kad tu galėtum čia burbuliuoti, praleisti kuo daugiau laiko. Ir visas mano kambarys per vidurį turi savo tokį kiemelį. Jis yra uždaras, niekas daugiau tavęs nemato, tu gali būti atsidaręs langą ir ramiai savo nuogas gulėti medinėje japoniškoje vonioje. Kambarys, aišku, skirtas privačiam naudojimui, bet ir riokanai turi ir daug erdvės bendrosios visiems gyventojams. Tai pavyzdžiui, sodas yra vienas tų dalykų, kuris būna visose riokanuose. Štai čia gali vaikščioti tarp tų 7 kambariukų ir mėgautis privačia gamta, privačia erdve. Toks vidury miesto sukurtas sodybos jausmas, toks natūralios gamtos jausmas, kur tu tiesiog gali pamiršti, kad esi centrinėme Kiote. Labiausiai užsieniečiams patinka, kad riokanuose visą dieną gali vaišintis įvairiais gėrimais, gaiviaisiais ir alkoholiniais, o taip pat ir visokiais užkandžiais. Bet svarbiausia už viską – riokano restoranas, kuriame rimtas normalus maitinimas, dažniausiai įskaičiuotas į nakvynės kainą. Kad suprastumėte, kaip svarbu riokanuose išbandyti valgymą, aš jums parodysiu, kaip čia atrodo tradiciniai japoniški pusryčiai. Wow, čia paklausykit, vien tik tai visas šitas išdėliojimas ir patiekimas. Atrodo, kad čia bus ne pusryčiai, o Michelin lygio prabangi vakarienė. Kada jūs matėt, kad pusryčiams ant griliaus keptų daržovės, aš nesuprantu, kas čia iki galo daržovės liko. Su pincetu tiesiog padedinėja viską. Menas. Tai čia yra tradicinis pusryčių indas. Jis yra 3 aukštų ir viskas prasideda nuo 1 aukšto atidengimo, kur yra tradicinis japoniškas užkandis pavadinimu kakifu. Kas yra tas kakifu, sužinosi prakandęs, nes aš neįsivaizduoju, kas tai yra. Thank you so much. Dievužėlį. Sudėtingiausia visame šitame procese yra mokėti valgyti. Kaip valgyti, pavyzdžiui, šitą užkandį, su lasdelėmis ar su šaukštu, su čopstikais. Su lasdelėm reikia valgyti. Gerai, čia prilipa truputėlį. Lipnios ryžių masės, pyragaitis, saldus, su pupelių įdaru, šaltas. Įdomiausia, kad kol tu čia valgai, visą laiką gali stebėti procesą, kaip tau toliau kažką vis gamina. Pavyzdžiui, dabar atnešė žuvelioką su galva, su uodega, su viskuo ir jį skrudina. Dabar atidarom 2 aukštą, kur laukia smulkiai kepta jautiena, japoniškas omletas ir kažkokie daigai, aš nesuprantu, kas tai yra. Galėčiau pagalvoti, kad tai yra rabarbarai. What is it? This is komacina. Komacina. Čia komacina. Sakė, panašu į špinatus. O čia yra jautiena. Komacina ir jautiena. Kaip skaniai ruošta jautiena. Omletas, puikus. Įdomus, aišku, derinys labai, bet labai skanus. Ir dabar atidengiam 3 aukštą, kur slepiasi specialioji japoniška grybų sriuba, kuri, tiesą sakant, iš pirmo žvilgsnio labiau panaši į grybų želė. Ir tikrai, žiūrėkit, sriubos tirštumas primena gal kisielių lietuvišką. Toks labai tirštas, šiek tiek prisibijau ragaut. Toks įdomus. Aš pasakysiu taip, išlavintam degustatoriui. Toks lyg būtų nesaldus kisielius, pabuvęs su kažkokiu tai sultiniu. Toks nelabai mano. Čia yra prabangi misos sriuba su moliuskais ir visokiom kriauklytėm.
Skanus toksai jūros gaivos sultinys. Švelnus. tą sultinę užgeri ir po truputį degustuoji. Po grybuką, po paprikytę, visko po truputį, kaip japonai moko. Kaip į filosofiją sako, reikia neskubėti. Labiausiai, ko aš nelaukiau ir bijau, tai pradėti valgyti savo žuveliuką. Labai čia viskas prabangiai, aišku, bet man šiek tiek stresiuką kelia. Kažkaip baisu apsidurnint. Yra šiek tiek nepatogu, švelniai tariant. Aš nesupratęs prie tokio reikalo. Dieve tu mano. Na čia jūs dabar matysi cirką. O, praplėšė modelę. Kaip jinai sakė, kad bus labai paprasta, taip nėra. Štai aš gal negraušinu to pagalio, aš gal tiesiog nusiplėšiu žuvies. Dieve tu mano. Kaulinga žuvis visai. Oi. Na ir ragaujam. Tai taip atrodo tradiciniai Riokano pusryčiai, kurie yra skaičiuoti į mano kambario kainą. Ir taip čia maitina kiekvieną rytą. Dabar jaučiuosi kaip solidžios kelionių laidos vedėjas, nes tai, ką aš jums tuoj parodysiu, aprašoma istorijos vadovėliuose. Tai jūs galėjote matyti prieš daug metų filmuotose kelionių laidose, nes šita vieta yra viena iš pagrindinių, pačių populiariausių, labiausiai lankomų ir labiausiai atspindinčių Kiotą vietų. Fushimi, Inari kalnas ir daugybė, tai yra netgi 1000 japoniškųjų Tori vartų. Tori vartai vienas iš pagrindinių Japonijos simbolių. Visur, kur japonai kažką daro, kur tautinės bendrijos jų gyvena, netgi Jungtinėse Amerikos valstijose, ten stovi nedideli Tori vartai. Čia tokių vartų bus netgi 1000 ir mes juos visus netrukus pamatysim. Svarbi vieta, sustojom iš karto prie taisyklių ir čia parašyta, kad tai yra šventa vieta ir čia reikia susikaupimo, nesiblaškyti, tai yra vieta, kur žmonės meldžiasi, todėl reikia elgtis tyliai, mandagiai, netrukdyti, melstis ir susikaupti. Viskas, nuo šitos vietos labai rimtai viską. Vienas svarbus dalykas apie Kiotą, ką turėtų žinoti kiekvienas čia atvykstantis, tai, kad šitame mieste be minių turistų yra neįmanoma. Įsivaizduokit, kad jūs atvykstate į miestą muziejų, kuris pritraukia turistus iš viso pasaulio. Ir tą jūs jausite absoliučiai visose lankytinuose objektuose. Turistai čia yra karaliai, jie yra visur ir netgi drįstu sakyti, kad pavyzdžiui, kokiam Tokijuje tie turistai tam dideliam mieste kažkaip taip pasimaišo ir netaip jaučiasi. Čia viskas labiau koncentruota ir tu neišvengsi minių, grupių, didelių grupių ir lėtai, aišku, judančių turistų, kurie lėtai žioplinėja. Kadangi tai yra šventikla, be abejo, žmonės čia ateina su visokiais norais, svajonėmis, su viltimi. Ir čia yra vieta, kur savo norą galima palikti. Viskas vyksta maždaug taip. Tu turi paaukoti, aišku, pinigą ir už tą pinigą gali pasiimti štai tokią medinę lentelę. Tokių yra daug čia visokiausių. Ir ant jų yra čia parašyti japoniški rašmenys su įvairiom frazėm, ką žmogus gali norėti. O štai čia yra lapas su vertimais, angliški vertimai, kur išversta, ką tu gali norėti. Pavyzdžiui, gali norėti apsaugos savo šeimai, gero verslo, gali sveikatos savo kūnui, akademiniams mokslams sėkmės, kūdikiui. Na, žodžiu, daug visokių norų tu aukoji, pasiimi ir tada tą lentelę palieki, kaip suprantu, šitoj vietoj ir tas noras, kiek tikėti, išsipildo.
O štai dar viena vieta palikti savo norui. 1000 jenų, tai yra 6 eurai. Už tai jūs galite nusipirkti štai tokius mažuosius Tori vartus ir ant jų parašyti savo vardą, kažkokį tai savo norą, savo palinkėjimą ir užmauti štai ant šitų kabliukų, palikti šitoje šventoje ypatingoje vietoje. Tokie originalūs būdai norų galvojimui ir visai originalus būdas šventyklai užsidirbti pinigų. O dabar su 1000 minia turistų keliamės į šitą gražų, ypatingą į kalną, tam, kad pamatytume tos 1000 Tori vartų. Specialusis korespondentas Orijus iš kamštinių vietų Kijote. Pranešimas, kad šiuo metu prie Tori vartų susidaręs milžiniškas kamštis, žmonės nepraeina. Jeigu galite, aplenkite šitą vietą, nes kamštis atrodo tik sunkėja. Situacija sunkėja, žmonės stabdo, nes nori fotografuotis. Baigiu, kalbėkit, žinių studija. Žinių studija girdi, prašau susikaupti. Čia šventa vieta, prašau rimties ir nesistumdyti. Gerai, o dabar labai rimtai aš žengiu į 1000 vartų kelionę ir mano patarimas, labai toksai, žinokit, atviras patarimas, nedarykit taip, kaip daro dauguma žmonių, jie pradeda fotografuotis prie pačių pirmų vartų ir sudaro kamštis, čia sunkiausia yra gauti tą momentą tuščią, ten paėjus toliau bus daugybė tų vartų, 1000 vartų, jūs patys galite pagalvoti, kad vietų, kur fotografuotis tikrai bus ir nereikia čia išprotėti. Čia yra tik pati pradžia. Mes žengėme. Žinote, internete galima rasti tūkstančius, gal net 100 000 nuotraukų iš šitos vietos ir tos nuotraukos tikrai atrodo įspūdingai ir daugelis atvykėlių irgi galvoja kažkaip tai, kad bus tuščia, ramu, be kitų pašalinių žmonių. Paslaptis paprasta, tai tie, kas darosi tas nuotraukas, kur nėra pašalinių, jie fotografuojasi labai anksti ryte, atvyksta prieš didžiasias grupės, prieš didžiuosius srautus ir pasidaro tas individualias nuotraukas. Kitas dalykas, labai daug nuotraukų iš čia pasaulyje išplito būtent karantino metu, koronos metu, kai patys japonai, vietiniai, kijotiečiai čia ateidavo ir pasidarydavo tikrai gražių nuotraukų prie tuščių Tori vartų. Tuo metu negalėjo turistai čia atvykti, o japonai galėdavo naudotis visų šitų grožių beveik privačiai. Kaip aš ir sakiau, paėjus toliau viskas pratuštėja ir štai žmonės turi savo privatumą darytis nuotraukas. Mes galime sustoti, palaukti ir štai merginai atrodys, kad visiškai jinai yra vienutėlė šičia. Aišku, ne visi susilaiko, čia reikia šiek tiek etiketo ir mandagumo ir kantrybės dėl kitų pastovėti, palaukti. Buvo susidaręs net kamštelis toksai, bet vėl palaukia ir vėl pratuštėja. Mažai kas pastebi svarbų dalyką, kokioj gražioj gamtiniai vietoje yra šitie 1000 vartų. Štai aš dabar rodysiu, žiūrėkit, čia yra tikros džiunglės, upelis teka, egzotiniai visokie augaliukai auga ir štai grįžtu į labirintą. O čia yra ramybė, o čia yra kaip greitkelis koks, tik tai ne su automobiliais, o su žmonėmis. O juokingiausia, kad iki vartų galo mažai kas ir nueina, pažiūrėkite. Jau čia į pabaigą ir visiškai tuščia, visiška ramybė, niekas netrukdo. Štai tau ir darykis nuotraukas, daryk ką nori. Va, išeitis. Japonija ir sušiai visiems lietuviams neatsiejami dalykai. Kas yra popsiniai sušiai, aš jums rodžiau Tokijuje. Tai yra sušinė, kur sušiai sukasi ratu ir tu gali imti ką tik tai nori nuo to ratuko. O dabar noriu parodyti, kas yra rimta klasikinė sušinė. Sušinė, kurioje dirba šeima, sušinė, kurioje sušio meistro profesija paveldima iš kartos į kartą, kur į sušį žiūrima kaip į kažką tokio labai ypatingo. Iš tikrųjų, Japonijai suši yra ypatinga. Tai yra labai gerai vertinama Kyoto senovinė sušinė. Pažiūrėkime.
Sushi Zen labai nedidelė vietelė, vienas valgomasis kambarys, kuriame dirba 2 kartos sushi meistrų – tėvas, mama, sūnus ir jo žmona. Vyrai gamina, o moteris priima klientus, aptarnauja prie staliukų ir prižiūri tvarką. Tokia vietelė, kur tu gali rinktis sėdėti prie baro ir stebėti, kaip gaminami sušiai, arba gali sėsti prie tokių staliukų, kur reikia nusimti batus ir atsiklaupti kažkaip. Taip, aš, pavyzdžiui, taip po užpakaliu pasidėjau kojas, man patogu, staliukas, iš karto, kaip daugelį vietų Japonijoje, gavau arbatos karštos ir meniu, kai visi norim parodyti tokių vietų meniu, kur nėra pasistengta galvoti apie turistą, nes vieta nėra skirta turistams. Ką daryti užsieniečiam, be abejo, reikia turėti išmanųjį telefoną, įsijungti Google Translate programėlę ir išsiversti. Man pavyko visą išsiversti. Plus čia yra dar vienas dalykas meniu su paveiksliukais. Tai galima rinktis ir iš meniu su paveiksliukais, jeigu tau tai bus paprasčiau. Šaudai, tak, tą noriu tą. Viskas ir viskas šviežiai vietoj čia prie žmonių akių gaminama. Taip, pagamino man per iki 10 minučių visus sušius. Tai yra 2 jų firminiai rinkiniai. Aš tiesą sakant, iki galo pats nesuprantu, kas yra kur. Čia jie turi žuvų visokiausių, jūros gėrybių visokiausių ir tikrai visus tos dalykus gali sutikti lėkštėje. Tai atėjęs į tokią vietą, tu, jeigu nemoki japonų kalbos, dažnai nesuprasi iki galo, ką čia gavai. Manau, kad raudonas tai yra tunas, manau, kad čia yra krevetė, manau, kad čia yra japoniškas omletas, o daugiau aš ir nelabai ką suprantu. Pastebėkit vieną dalyką, čia nėra sojos buteliuko ir sojos atneša tik tiek, nes pagal teisingą japonišką sušių valgymą, sušis neturi būti permirkęs nuo sojos, jį reikia vos paliesti, kad jis tiesiog gautų vos surumo ir tada valgyti. Pavyzdžiui, wasabi krienus čia iš viso net neatneša, turi jų paprašyti, nes įprastai jie pasirodo valgo be krienų, kai paprašai atneša turi. Nu va, dabar jau galima pradėti degustuoti. Pirmą sakromą reikia paragauti be jokių priedų, be nieko, tiesiog, kad pajaustum sušinės kokybę, pajaustum produktus. Tai paėmiau va tokį ritunuką, manau, čia toks labai visiems pažįstamas, puikiai žinomas. Tik svarbus dalykas, pastebėkit, kiek tuno čia ir kiek tuno būna pas mus. Pas mus būna kukliau. Čia jo įdėta toks gabalas didelis, ryžių yra mažuma. Turi krieno skonio. Jau ten yra padaryta, šiek tiek įdėta. Va dėl to jie net neša papildomai. Labai skanu. Labai skanu. Labai šviežia. Pats, aišku, geriausias dalykas, daugiausiai balų šitai vietai prideda tai, kad šeima gamina metai iš metų. Tikri profesionalai. Žinot, kai esi Paryžiuje, visi mėgsta fotografuotis šalia Eifelio bokšto, o kai esi Kijote, visi mėgsta fotografuotis taip pat prie bokšto, tik truputėlį kitokio. Ir šitoj gatvytėj, va ten priekyje, pasimato pagrindinis Kijoto bokštas pavadinimu Yasaka Pagoda. Pagoda. Tai yra šitas bokštelis, šalia kurio visi stengiasi nusifotografuoti. Pagoda čia Japonijoje reiškia budistų memorialinį statinį, kuris yra daugiaaukščio formos. Tai vat šitas statinys priešais jūsų akis. Vat tokius statinius jie ir vadina pagodom. Įdomus dalykas, pastebėkit prašau, kad prie šito bokšto žmonės mėgsta ateiti persirengę į tradicinį japonišką kimono. Ir visa tai yra tam, kad gražiai atrodytų nuotraukas. Ir štai, koks, nežinau, 50% čia ateinančių žmonių, ar tai turistai, ar tai vietiniai, nesvarbu, jie persirengia čia vietoj, aplinkui biurose išsinuomoja kostiumus, ten susistilizuoja ir ateina pozuoti. Na, būtų įdomu, jeigu Lietuvoje, pavyzdžiui, prie katedros bokšto visi eitų pozuoti persirengę į lietuviškus, liaudiškus kostiumus. Tai kažkas panašaus, tik japoniškam stiliuje. Beje, tai dar viena vieta, kur jūs stipriai pajausite Kijoto turizmo populiarumą ir vėlgi susidursite su ta pačia
bėda, kas mane erzina, tai yra dideli žmonių kamščiai, didelės spūstis ir kova dėl vietos, kova dėl gero kadro, pasistumdymai aišku ir visa kita, kas priklauso turistinėse vietose. Na taip, bandom lysti dabar į didžiulę masę, čia ir žmonės, ir rykšos, viskas juda tą pačią kryptimį ir automobilių eismas. Štai šitoje vietoje norėtųsi jau pasidaryti nuotrauką, ne? Vat čia stovint gražiai saulė šviečia, bokštas matosi, tu šypsaisi, džiaugiesi, Japonija, Kyoto, bet matot, neišeina. Na, bokštas tikrai vizualiai labai gražus, ypatingai tiems, kas pirmą kartą yra Japonijoje, tai tikrai palieka didžiulį įspūdį tokia architektūra. Vienas dalykas, kai kurie žmonės galvoja, kad jį galima papulti, pakilti viršų, tai dėja ne, jis yra visas aptvertas ir vienintelis dalykas, ką žmonės čia daro, tai yra pozuoja prie jo ir tada eina kažkur toliau. Kaip ten budistai mokė, susikaupti reikia kažkaip tai, ne? Kažkaip garsiai. Aš taip raminu save, nes pristatinėjau jums savo turbūt nemėgstamiausią vietą Kyote, Ninenzaka gatvę ir tai yra pagrindinė turistinė gatvė šitam mieste. Aš ją palyginčiau su Vilniaus pilies gatve arba su Europos didžiųjų miestų senamiesčiais, kur tikrai didelis srautas turistų, tūkstančiai turistų per vieną minutę plaukia per įvairiausias įstaigas, užkandinės, kavinukės, kioskelius, kurie parduoda viską, kas priviliotų turistus. Tai tokia gatvė, kur aš vadinu atrakcionas turistams, nes čia viskas padaryta tam, kad palinksmintų tuos, kurie čia atvyko trumpam. Šiaip jau po šitos gatvės rekomenduotina sekančią dieną pasidaryti pertrauką arba kažko tai labai nedaug, nes daugeliu žmonių, kokie jūs bebūtumėt, kokie jūsų charakteriai bebūtų, daugeliu žmonių čia tikrai nusirpsta baterijos iki dugno, nes energijos čia išsiurbia tikrai. Jūs galite tą pajaust, manau, netgi dabar žiūrėdami visą tai savo TV ekrane. Čia parduoda viską, nuo fainų dalykų iki visiško šlamšto, pavyzdžiui, marškinėliai su sumojim tininku. Man, pavyzdžiui, visai nieko atrodo, yra balti ir yra juodi. Na, juodi jau ne mano skonio. Yra kepuraičių, kas mėgsta pablizgėti truputėlį. Čia skėčiai irgi su visokiais raštais. Na, visko, ko įmanoma rasti turistinėse parduotuvėse, tai va čia jie ir parduoda. Va čia, pavyzdžiui, miego tie akiniai su visokiais raštais, meškiukai. Labai populiarus užkandis šitoje gatvėje, uankakame. Tai yra raugintas ilgas agurkas su citrinomis. Einam, aš jums parodysiu, kaip jį valgoma. O čia jisai primarinuotas, pridėtas. Labai skaniai kvepia. Toks kaip, žinot, vasarinio šviežiaus raugimo. Jį patiekė štai ant pagaliuko. Kaip ledus, tik tai ne taip kaloringa kaip ledai, tai jeigu galvoji apie kūno linijas, nusiperki tokį aguriukuką ir savo eini ir grauži. Jūs matote, tas agurkas yra toksai ilgas, bet labai plonytis, plonesnis negu parduoda mūsų parduotuvėse, supermarketuose. Čia arba speciali rūšis, arba jos tokius kažkokius plonučius nuskina. Gerai, ragavim. Šiaip nieko, bet pats raugimo būdas, skonis yra visiškai kitoks negu mūsų agurkai. Manau, kad čia nedėta nei krapų, nei česnakų, nei salbendų lapų, kaip mūsų mamos raugia. Čia bus suriam vandenį su citrinomis. Smegenys liktai nori vienokio skonio, bet skonis yra visai kitoks. Šiaip skanu, jeigu mėgstate agurkus, jis yra traškus, jis yra rūgtelėjęs ir yra surokas, sakyčiau, surokas. Šiaip geras užkandis. Neapsunkinantis. Gerai, keliam toliau. Ir štai
garsioji, gražioji, įspūdingoji Kyoto Kiyomizu šventykla. Štai ta priežastis, kodėl šitą gatvelę čia taip išpopuliarėjo ir kodėl visi šitie žmonės ją eina. Visi eina link šventyklos, o gatvė yra tik tai tos šventyklos priedas, komercinis priedas. Jeigu aš prieš tai sakiau, kad Ninenzanka gatvė mano pati nemėgstamiausia Kiote, tai Kiyomizu šventykla yra turbūt labiausiai įspūdį šitame mieste palikusi vieta. Tikrai be galo įspūdinga ir tikrai nebe priežasties tokia populiari. Šita vieta yra absoliuti Japonijos fanų svajonė. Čia didžiulis šventyklos kompleksas, todėl daug skirtingų statinių, po kuriuos vaikštant, tu tikrai pasineri į senąją Japoniją. Tai į kompleksą įeiti nekainuoja nieko, bet pati šventykla vis dėlto yra bilietuojama, 3 euriukai ir mes galime įeiti į šventyklos vidų. Viena iš priežasčių, kodėl taip visi nori pamatyti šitą šventyklą, tai yra jos senumas. Jinai čia stovi nuo 798 metų ir yra įtraukta į pasaulio paveldo sąrašą. Tai yra viena seniausių šventyklų Japonijoje. O čia stovėdamas šventyklos balkone aš noriu parodyti dar vieną priežastį, kodėl verta čia ateiti. Tai yra balkonas, nuo kurio, sakoma, atsiveria gražiausias saulėlydis Kiote. Todėl dauguma žmonių šitą šventyklą renkasi antroje dienos pusėje, būtent tuo metu, kai leidžiasi saulė. Ir nuo štai to balkono jie visi stebi saulėlydį ten, priekyje, kalnuose, visi fotografuoja, filmuoja, ploja, verkia, daug emocijų. Tai yra ta vieta, jūs matėte, ten pilna žmonių, visi užsiėmė savo vietas ir dabar juose bus tol, kol saulė virš Kioto nusileis. Nors Japonija oficialiai vadinama tekančios saulės šalimi, akivaizdu, kad šita šalis turi ir nuostabius saulėlydžius. Ir dabar jūs galite juo vienu iš tų nuostabių saulėlydžių pasimėgauti kartu su visa šita nuostabia grupė turistų. Ir paskutinis dalykas, atėjus čia į šventyklą, negalima nusileisti, nesustojus šitoje vietoje, jau čia prie išėjimo, kai tu leidėsi į apačią, visi stoja čia vieno ir to paties reikalo. Socialiniuose tinkluose yra išpopuliarėjusi būtent tokia nuotrauka, kurią aš čia ką tik lygiai tokią pačią nuspaudžiau. Tai visi čia atsistoja, fotografuoja štai tą bokštą savo atsiminimui, o gal papuošti socialinius tinklus. Būtent šitas vaizdas iš Japonijos keliauja per visur, turizmo reklamose, socialiniuose tinkluose, visur, kur įmanoma. Aš dabar irgi turėsiu. Tai va čia šita vieta, kur galima pasidaryti tokią nuotrauką visiškai nemokamai, nereikia jos iš niekur pirkti, nes kiekvienas atvykęs čia ją pasidaro savo atsiminimui. Užgeso. Pažiūrėk, kaip gražiai, kaip gražiai. Aš jums parodysiu greitą, tradicinę japonišką vakarienę mažam kambarėlį. Tiesioginė ta žodžio prasme. Tai yra restoranas, nors geriau turbūt skambėtų restoranėlis, nors net nežinau, ar iš vis galima vadinti tai restoranėliu. Tai yra tikrai mažas valgymo kambariukas pas du labai svetingus japonus. Tai visų pirma reikia pagirti šitą vietą ir jos ekskliuzyvumą. Šitą vietą vadovauja vyras ir žmona ir jų verslas, tai yra šitas mažas kambariukas, atidarytas jau yra 50 metų. Įsivaizduokit, 50 metų jie turi tą patį verslą ir diena iš dienos daro lygiai tą patį. Priima klientus prie šito baro ir juos skaniai maitina. Tai dabar aš paaiškinsiu, ką reiškia yakiniku, būtent tokia rūšis japoniškų restoranų. Užėjus į yakiniku, jūs visuomet rasite štai panašaus stiliaus keptuves ant valgomojo stalo ir čia ta keptuvė skirta kepti mėsą. Yakiniku reiškia keptos mėsos restoranėlis, kur tu mėsą kepiesi visiškai pats.
Meniu šito restorano yra pats paprasčiausias, vienoje pusėje gėrimai, kitoje pusėje mėsų pasirinkimas yra 9 skirtingos mėsos, liežuvis, išpjova, šonkauliukai, žandomėsa, vidaus organai ir dešrelės. Mėsos ir čia yra šiek tiek garnyrų, salotos, raugintų daržovių, ryžių, kopūstų bliūdelis, viskas. Elementarus mini meniu, kai išsirinki parodyti šefai paruošia, atneša tau ir tu pats kepiesi, valgai taip, kaip nori. Tai ponas šefas man ką tik sutepė keptuvę riebalais, pasvilino, kad keptuvė blizgėtų nuo riebalo. Įdomu, kad čia yra specialus indelis, kur iš keptuvės viskas nulaša, visas riebalas tiesiog nubėga. Ir štai pagal mano pasirinkimus moteriškė jau padarė salotų, vyriškis ruošia mėsą, išpjaustė štai mėsos gabaliukų, dar ten ruošia kažko tai, va, ryžių prašė. Arigato. Ir prasideda vakarienė. Viskas labai greitai. Šeimininkai prižiūri svečius ir jeigu mato, kad jiems kažkas nesigauna, vis pareguliuoja, pakomentuoja, o tais atvejais, kai klientui tragiškai nesiseka, mėsą iškepa patys. Šeimininkė rekomendavo pamatyti kepti ir kopūstus, dėti šičia, sakė, labai turėtų skaniai gautis. Na, aš to nesu bandęs. Žiūrim, kas čia bus. Kepti kopūstai. Jinai patarė, taip sakė, pabandyk kepti. Patarimas tai buvo toks. Jeigu tai reiškia, reikia bandyti. Pirmoji partija mėsos paruošta ir man, ir kolegai. Mano kepinys, numeris 1. Nieks čia nekontroliuoja iš tikrųjų. Kepi. O ar bus skanu, jau čia pats spręsi, ar iškepė irgi pats spręsi. Tikiuosi, kad iškepė. Norėčiau valgyti iškepusią kiaulieną. Ne, gal čia jau jautieną. Aš net nežinau iš tikrųjų, ką aš valgysiu. Minkšta mėsytė. Labai skani. Skaniai pamarinuota. Kopūstai. Labai skaniai suminkštėjo lengvai. Nu ir čia vat visokių priedų dar. Salotų kitų pridariusi. Padažiukų. Sakė, yra kelių rūšių. Mirkai mėsytė. Ryžių ir taip po truputį valgai. Noriu pastebėti, kad šita vieta yra perpildyta žmonių, jie jau nebepriima kitų klientų. Visos vietos užimtos, visi kepa, visi valgo, prasidėjo šventė, šeimininkai džiaugiasi, šeimai vakaras paėjo. Aišku, vienas svarbus dalykas, ką turėtumėte apie tokias vietas žinoti, tai kad jos labai dūmina ir čia keptuvės iš visų pusių, visiems kažkas svila, dega, man turbūt labiausiai. Bet žaviausias dalykas viso šito reikalo, kas čia vyksta, yra šitie šeimininkai, kurie sukasi taip profesionaliai ir taip greitai, kad tiesiog neįtikėtina. Man žavu stebėti, kaip jie dirba. Pažiūrėkite, jie abu pasiskirstę dalimis, šeimininkė priima visus klientus, jinai rūpinasi už daržovės ir gėrimus, vyras yra mėsininkas, kuris visiems vis išpjausto ir paruošia mėsų. Štai dar vienos mėsos, kurias aš šaunu kepti. Ir jeigu tik užnorėčiau dar ko nors, man per minutę mėsininkas pripjaustytų, priruoštų ir aš vėl turėčiau žalios mėsos. Nuostabus duetas. Iš šitų dviejų žmonių galėtų pasimokyti daugybės restoranų darbuotojai. Luminor Black. Daugiau nei kasdienė mokėjimo kortelė. Luminor. Mes rūpinamės jų mitybą, kad jūs galėtumėte rūpintis jų laime. Skonis, kuris jiems patinka. Mityba, kurios jiems reikia.